Sveiki kolegos, šiandien noriu Jums parodyti, kaip yra siuvama dviguba siūlė. Ji yra naudojama gaminiuose be pamušalo arba jeigu gaminiai yra permatomi arba jeigu Jūs siuvate gaminius iš šilko arba tiesiog nenorite, kad viduje matytųsi apmėtymas. Tai vienintelė siūlė dviguba, kuri dedama taip, kad blogosios pusės būtų viduje. Bet čia mano blogosios pusės, kryžiukai. Sudedu ir šitą siūlę pirmiausiai susiūsiu per kraštą 5 mm pločio siūlę. Siuvu 5 mm nuo krašto ir dar kartą primenu, kad čia yra geroji audinio pusė. Tam, kad siūlė išsilygintų kokybiškai, lyginsime ją per 2 kartus. Pirmiausia, ją nulyginam šitą užlaidą į vieną pusę. Štai taip, nulyginam į vieną pusę, neturi reikšmės į kurią. O po to, kai jau nulyginsim visą siūlę, antrą kartą mes ją prilyginsim taip, kad štai šita susiuvimo siūlė eitų tiksliai per briauną, kad jinai nebūtų užsisukus nei į vieną pusę, nei į kitą pusę. Tiksliai per briauną. Prilyginam. Antras mano prasiuvimas bus 7 mm nuo krašto. Jeigu Jūs siuvate su buitinėmis mašinomis, galite orientuotis pagal pėdelės plotį. Dažniausiai pėdelės plotis buitinėje mašinoje yra 7 mm. Siuvam tiesiai ir gražiai. Susiuvus siūlę, ją galime nulyginti. Nulyginam jau žiūrint pagal gaminį į tą pusę, kur reikia. Nulyginam iš viršaus. Ir štai tokį grožį gaunam. Vaizdas iš gerosios pusės, vaizdas iš blogosios pusės. Siūlė pilnai uždara, jokių overlockų, jokių brizgalų. Jeigu audinys permatomas, šita siūlė daroma dar mažesnė, 3 ir po to 5 mm pločio. Ir štai toks kokybiškas Jūsų gaminys. Jeigu gaminys be pamušalo, rekomenduočiau siūlę siūti būtent dvigubas. Sėkmės, su Jumis buvau aš, Ramunė Savilienė.